Tradicinis karate tai yra originalus karate pasiekęs mus iš tolimosios Japonijos. Tradicinis karate priklauso budo kovos menų grupiai, kurios pagrindinė idėja skelbia: geriausia kova tai nekovota kova. Aukščiausias karate meistriškumas pasiekiamas tuomet, kai kova baigėsi, jai dar neprasidėjus. Kiekvienam, kuris siekia studijuoti karate, pirmiausia reikia suprasti karate esmę ir suvokti, kam iš tiesų jį tarnauja. Gichin Funakoshi, Karate do Kyohan. Šis savyginos bei dvasinės ir fizinės asmenybės tobulėjimo kelias glaudžiai susijęs su rytų filosofija, tradicijomis ir išmintimi. Japoniškas rašmuo kara reiškia tuščia, te ranka, o žodelio do reikšmė kelias. Tai kelias, kuriuo meistrai studijuojantis karate žengia visą savo gyvenimą, harmoningai tobulėdami, glūdindami charakterį, ugdydami valią. Šiuo metu tradicinį karate pasaulyje atstovauja Tarptautinė tradicinio karate federacija, kurios nariais yra net 65 šalių nacionalinės organizacijos. Tarp jų ir Lietuvos tradicinio karate asociacija. Tarptautinėje organizacijai vadovauja gyva legenda, tiesioginis senseijaus Gichino Funakošio mokinys, 9 dano meistras Hidetaka Nishiyama. Jis keliaudamas po pasaulį skleidžia tradicinio karate idėjas, organizuodamas seminarus, tarptautinius kursus instruktoriams bei meistrams. Jis deda visas pastangas, kad šiame technikos amžiuje karate neprarastų žavesio kaip savyginos menas ir netaptų smūgio spyrio sportu. Tūkstantis 1993 metais įkurtas Vilniaus tradicinio karate do klubas Lūšis yra vienas seniausių ir pats didžiausias tradicinio karate klubas Lietuvoje. Jame pastoviai sportuoja virš 300 karate besidominčių žmonių. Karate treniruočių nauda akivaizdi. Studijuojant karate padidėja raumenų jėga, judesių koordinacija, greitis, lankstumas, laikysena ir savijauta. Išmokstama koncentruoti dėmesį, įgyjama pasitikėjimą savo jėgomis, sumažėja baimė ir iš jos kylanti agresija. Tai puikus užsiėmimas paruošiantis jaunus žmonės lengviau sutikti gyvenimo mestus iššūkius. Klubas Lūšis suteiks kiekvienam sportuojančiam galimybę atestuotis ir gauti visame pasaulyje pripažintus diplomus ir diržus, kurie registruojami Tarptautinėje tradicinio karate federacijoje. Klubas Lūšis yra Lietuvos tradicinio karate asociacijos narys,
kuri yra vienintelė teisėta oficialiai pripažinta Tarptautinės tradicinio karatė federacijos tradicinio karatė atstovė Lietuvoje. – 2003 metais pirmą kartą Lietuvos sporto istorijoje vyko 24-asis tradicinio karatė Europos čempionatas Vilniuje. Lietuvos tradicinio karatė asociacija pristatė Lietuvai geriausius pasaulio bei Europos tradicinio karatė meistrus.